Gerą dieną, vyrai ir moteris, tai šiandien vėl buvau nustebėtas Didžbalienės išradingumu. Žodžiu, nuvykau pasiaiškinti, už ką man ta nuobauda ten buvo skirta. Tai taip ir neįsiaiškinau, nieko man nepasakė, pasakė, kad yra tarnybinis pranešimas ir jinai savo pasitikė darbuotojais. Nu, žodžiu, nesvarbu, ėjau tipo tą procedūrą pokalbiui su psichologu. Ir jūs neįsivaizduosit, ką aš... Tas psichologas buvo pasamdytas specialiai, kad įvertintų mano psichologinę būseną. Ir kai aš jį pamačiau, aš tiesiog pradėjau drebėti, nes tai šitas psichologas, kuris smaugė mano vyriausią sūnų laiptiniai, kai neleido jam eiti pasimatymą, imitavo ten ir taip toliau, persekiojo mus, net su kamera bėgo į lauką, ten bandė išprovokuoti kažkokius keiksmažodžius, bet jam nieko nesigavo, nes visą laiką buvo pasakyta gerą dieną, ten gražiaus tos dienos ir panašiai. Tai žodžiu, atsivilko šiandien tas psichologas, kuris atsisakė prisistatyti. Didžbalienė pasakė, kad jų vietinė psichologė, kurią irgi mačiau tenai buvo. Aš pasakiau, kad aš su juo atsisakau bendrauti, nes jisai nėra joks mano atveju psichologas. Bus pradėtas sūnus grįš iš Vokietijos atostogų. Eisim, parašysim pareiškimą už tai, kad panaudojo fizinį smurtą, smaugė jį, konkrečiai jį smaugė laiptiniai. Tas pats ir man grasino susidoroti. Video pateiksiu šitą. Jisai, kaip suprantu, miegojo netgi pastogiai. Jisai, kai kalbėdavau per langą su vaikais, jis iš viršaus ten kažką tai ten. Žodžiu, Didžbalienė vėl rezga tokį planą. Ir nesakysiu, kad atsitiktinai, čia viską daro specialiai, kaip ir sakau, jinai tokia, yra, ar jinai gauna kokius nurodymus, ar jai kažkas patarė. Greičiausiai tai direktoriaus pavaduotoja. Tokia yra laimutė, sadistė ta. Konkrečiai sadistė, nes jinai yra sadistė. Jinai mėgaujasi svetimų skausmu ir iš to jaučia pasitenkinimą, tai yra mano asmeninis vertinimas. Pagal aplinkybės, kuriuose buvome ir matėme, taip yra. Tai šiandien, žodžiu, vėl negalėjau pasimatyti su vaikais, nes atsisakiau bendrauti su man pasiūlytų, neaišku, kas jis ten iš vis yra, kuris smaugė mano vaiką ir man grasino dar pats. Yra video, įdėsiu tą trumpą iškarpą. Prašau manęs nefilmuoti, nes jeigu jūs mane filmuosite, aš tada priimsiu būtinasias gynybos priemonės. Tai vadinasi psichologas ir jisai sakė, kad jis parašys savo atsiliepimą. Tai jau aišku, koks bus tas atsiliepimas ir pagal ką jis ten parašys tą atsiliepimą, dar irgi neaišku, bet jisai jaučiu parašys ten normaliai tą atsiliepimą, o mes rašysime pareiškimą už panaudotą psichologinį ir fizinį smurtą prieš mano sūnų, Joną vyriausią, kuriam neleido eiti pasimatymą pas mamą. Tempė jį, ten smaugė laiptiniai ir dar tas psichologas norėjo imituoti, atitrenkė į sieną ir galbūt norėjo, ten žodžiu vėl išlindo tie patys asmenys, kurie rašo naudingus Didžbalienei protokolus, ta prasme. Jinai pasamdė, jisai atvažiavo iš kito miesto netgi. Čia jau antiek nejuokinga, kad jau čia, žodžiu, tai va tokia žinia šiandien. Žmona nuvyko į pasimatymą už 5 minučių.
tai gal vėl dalyvaus psichologas, kuris parašys, kad jinai ne mama, jinai nemoka su vaikais bendrauti. Čia tie patys, kur parašė tokią išvadą, kad mama nemoka bendrauti su vaikais. Ir dar moka Didžbalienė pinigus jam, jis samdo dar, turi savo psichologę, bet man nesuteikė su ją galimybės. Nes pasamdė specialiai tą, kad jisai atvažiuotų parašytų gerą atsiliepimą, naudingą Didžbalienei. Tai va, tokios žinios. Ir apie ką mes kalbėsim? Taip, kaip jūs jaučiate? Taip kaip visada. Dabar pirmoji eilė man, čia yra mano taisyklių pažeidimas, nenurodyta, ne ką aš pažeidžiu, nei ką, tai jūs mane supažindė. Su taisyklėm ne. Ne, ką, mano pažeidimas, kurie vietai čia buvo. Mes ne apie pažeidimus. Ne, tai esmė tokia, kad aš nesuprantu, kodėl aš čia esu. Man čia neparašyta mano pažeidimo esmė, kada tai buvo. Žiūrėkite, su intencija jums padėti. Man pagalbos nereikia jūsų. Ypač, kai jūs mano vaiką mušėte laiptiniai, traumavote ir ant manęs puolėte, grasinote susidoroti. Jūs asmeniškai. O kas jūs toks prisistatykit, prašau, iš to? Aš jums negrasinau. Kaip tai negrasinau? Vyras filmuotas. Negrasinau. O kas jūs toks esate? Žiūrėkit, mes turime konstruktyvus pokalbis. Gerai, konstruktyvus pokalbis, prisistatykite, prašau, kas jūs toks esate. Aš jūs labai atsimenu neigiamai. Nes jūs naudojat smurtą prieš mano vaiką, laiptiniai. Traumavusiais, sumušit. O dabar jūs ateinat iš psichologas? Jūs linkęs kažką tai su manim kalbėti, bendrauti, kalbėti... Aš net nežinau, kas jūs toks esat. Jūs prisistatykit man, prašau. Psichologas. Tai man nieko nesako. Vardas, pavardė. Kieno jūs psichologas? Iš kur jūs atsiradot? Čia vadovybė sprendžia pasaulio. Tai gerai, tai jūs vis tiek man privalot prisistatyti. Tai jiems užduokit pasaulio. Tai ką jūs veikėt tada? Aš nežinau, kas jūs pasakėte iš vis. Man jūs labai įtartinas asmuo esat, nes jūs puolėte ant manęs, ant mano vaiko. O dabar atėjote čia... Gerai, ar mes pasieksime konstruktyvus kažko? Tai iš esmės aš nežinau, su kuo kalbu. Ar mes pasieksime konstruktyvus pokalbį? Tai jūs prisistatykit man, prašau. Ar jūs atsisakot man? Aš jums pasisakiau, esu psichologas. Tai man tai nieko nesako, man gali ateiti apsauginis, sakyti, kad aš psichologas. Teisingai? Teisingai, ne? Jūs man pateikite savo įgaliojimą, kažkokį pažymėjimą. Nes aš jūs pažįstu kaip agresyvų žmogų, kuris muša vaikus laiptiniai. Vaikus nemuša. Nu kaip nemuša? Taigi mano sūnų mušė laiptiniai. Nemuša. Tai mano sūnus man meluoja, ne? Taip? Gerai, kaip jūs jaučiatės, kaip jūs gyvenate šitą? Kas vyksta? Pas mane tai nieks nevyksta. Kodėl jūs agresyviai nusiteikęs? Aš tai ne agresyviai nusiteikęs, o kodėl tu čia sėdi, dabar tu man pasakyti? Man visų pirma, aš jums nesakai. Tai jūs iš vis man nesakėte dar iki dabar. Aš nežinau, su kuo kalbu. Mes konstruktyvaus pokalbio galime sėsti? Su jumis aš tikrai atsisakau kalbėti. Yra psichologija. Aš padarysiu išvadą. Tai išvadą gali daryti. Tai jūs mane prisisakėte dar su kalbami. Einam pasiklausim, kad Didžbalienė, kas jūs toks esate, jūs mane pasakot prisistatyti. Esate agresyvus tas, kur puolėte mano vaiką ir man puolėte ir yra nufilmuotas ir dabar jūs ateinat su manim kažkokių tai pokalbių daryti. Galit man pristatyti šitą asmenį, kas jis toks yra? Jis man atsisako prisistatyti. Zoologijos sodas nėra. Ko nėra? Zoologijos sodas nėra. O prie ko čia zoologijos sodas? Kad jūs nepažįstat? Ne, nepažįstat. Nes tai yra psichologas. Šitas, kur mano vaiką puolė laiptinė ir mane puolė. Taip, va šitas. Kas jūs puolė? Šitas asmuo. Ir mano vaiką laiptinį sumušė. Jūsų vaiką laiptinį sumušė. Mano vyriausias. O tai buvo tyrimas, yra pradėtas kažkas? Tai bus, kai va grįš vaikas, tai pradėsim tyrimą. Todėl man reikia jo asmens duomenų.
Kokiu asmens duomenų? Vardas pavardė. Asmens duomenys yra privatus. Klausykite, jūs dabar atstovaujate viešą įstaigą. Neatstovaujame, perkam paslaugą, nėra įstaigos darbuotojai. Tai gerai, tai jūs vis tiek man turi prisistatyti, ar jūs turite pateikti man įrodymą, kad jis yra psichologas? Mes neturim pateikti jums įrodymų, kad jis yra psichologas. Aha. Nes mes jau patikrinę visus duomenis prieš tai, kaip dirbom paslaugą. Dirbom paslaugą? Yra patikrinę visi diplomai ir panašiai. Supratau, gerai. Dabar įvardykite man konkrečiai mano pažeidimą, nes aš jau grąžinu šitą dokumentą jums papildyti ir pateikti papildomus duomenis. Tai yra sukonkretizuoti mano pažeidimą, ką aš pažeidžiau. Tai jūs turėjote išdėstyti čia jau aiškiai, nes jūs čia parašėte, tai jūs parašėte, tai kur ką aš pažeidžiau? Nesuprantat, ką pažydė? Ne, tai nėra parašyta. Nesuprantat, taisyklės pažydė. Tai kodėl? Kada? Nepavardus elgesys. Su kuo? Kelintą valandą? Kokią dieną? Kada? Aš nedetalizuosiu. Ką reiškia nedetalizuoti? Man neužtenka. Tai man neužtenka? Pagal ką jūs dabar vertinate šitą situaciją? Pagal ką aš turiu vertinti? Tai, o kodėl jūs manęs nesupažindinote su mano pažeidimu? Kokiu pažeidimu? Tai va būtent su kokiu? Tai nėra, nei tada. Ir pasimatymą su vaikais susipažinti po to, kai bendrausite su psichologu. Tai aš nesutinku su šitu psichologu. Atsiprašau, aš su šitu psichologu nesiruošiu bendrauti. Tai yra agresyvus, tai yra mano vaikas sumušęs, ant manęs puolęs ir jūs dabar įsikalės pasamdote, kad jisai čia man ateitų kažką su manim kalbėti. Tai kodėl jūs nepakvietėt psichologijos, kuri dirbo pas jumis? Todėl, kad psichologija yra užimta. Užimta? Tai aš palauksiu, kol atsilaisvins. Kada jį nesilaisvins? Yra paskirtas laikas jums. Nu tai atėjau, paskirtų laiku. Jūs atėjote į įstaigą ir čia nėra paslauga, kurią jūs perkate, ne? Kada jūs paslaugą perkate, jūs galite žiūrėti, patinka jums žmogus vizualiai, nepatinka, kaip asmenybė patinka ar nepatinka. Čia yra darbuotojas. Tai jau dabar specialiai tai darote. Ir mes pasitikim įstaigos darbuotojus, specialistus, iš kurių perkam paslaugas. Ir jų nėra... O už kokius pinigus jūs perkate tas paslaugas? Mūsų ir gal kažkokius perkame. Tai jūs esate biudžetinė įstaiga. Mano, žiūrėkite, aš mokesčių mokėtojas, tai jūs turite mane informaciją. Kada jūs mokesčius mokėjote? Kiekvieną dieną, šiandien irgi mokėjau. Kiekvieną dieną. Taip. Tai jūs man galite paaiškinti mano pažeidimo esmę? Aš jums paaiškinu. Jūs man nieko nepaaiškinate. Jūs pakėlėt toną. Kada konkrečiai? Tai jūs čia galite vardyti, aš irgi galiu daug ką vardyti. Jūs mano vaikus terorizuojat. Tai aš jau parašęs jums, va, grąžinu, man nešimo papildyti. Kas jūs domina, ką tai jūs pateikite konkrečią informaciją. Ir įvardykite man šitą asmenį, kad iš to. Man reikia... Parašykite konkrečiai, suformuluokite savo prašymą. Aš jums dabar žodžiu, sakau, pateikite man asmenį duomenį. O kaip man jie apibūdinti? Jis ir šito? Oi, prašymas, ne? Žodžiu, tai... Nusifilmavote, jūs buvote informuotas apie tai, taip, teisingai? Aš jums dėstau savo teisės. Ne, tavo teisės man negalioja. Tai man tavo teisės negalioja. Nu ir viskas. Man jūsų teisės negalioja. Jūs matote jūs mano... informaciją gavot? Ar jūs matote? Aš nežinau, tu mane prisistatei iš viskas. Ar jūs matote? Tu prisistatykas. Ar jūs matote? Man įdomu, kad čia... Ar jūs matote? Prisistatyk. Aš jums rodau, kad jūs manęs negalite filmuoti. Ir dar kartą į kamerą tai pakartoju. Priešingų atveju kreipsiuosi į advokatūrą. Kreiptis, kur tu nori. Nesupratau. Ar supratot? Tu prisistatyk, prašau. Ar jūs supratote? Ne, nesupratau. Kodėl jūs nesupratote? Aš kalbu teisinę kalbą. Man nesuprantu. Kokia man yra tinkama ir naudinga. Jo, tai valio, sveikinu. Jūs toliau galite tai priimti, galite to priimti, bet aš kalbu savo kalbą, jūs kalbate savo kalbą. Aš jūsų nesuprantu. Ar teisingai, ar jūs mane suprantate? Ne, nesuprantu.
Tai aš tada neprivalau jūs suprasti. Ir prašau savo ideologijos arba religinės prasmės nekišti man per prievartą. Gerai.